Sveikas, Pauliau, VGTU studentų atstovybė vykdome tokį projektą Nusirašinėk legaliai, naudok savo smegenis ir norėtum paklausti kelių klausimų, būtent tai yra tavo nuomonė kaip organizacijos atstovo apie vis didėjančią akademinio sąžiningumo problemą Lietuvos aukštajame moksle. Tai kokia būtent tai būtų bendrai apie plagiavimą, nusirašinėjimą ar akademinį sąžiningumą bendrai? Didėjanti problema turi du lazdos galus. Visų pirma, tai apie ją pradedam kalbėti ir būtent toksai projektas jis yra kuo puikiausias pavyzdys, kada patys studentai aktyviai sako, jog mūsų tai netenkina, mes nesam patenkinti dabar esamą situaciją. Aš labai tikiuosi tai, jog ir valdžios institucijos pagaliau atkreips dėmesį, kalbant apie teisinės bazės sutvarkymą šioje vietoje. O prastoji problema tai be jokios abejonės yra tai, jog akademinis nesąžiningumas iš principo iškreipia aukštojo mokslo sistemą. Tai yra nuo pačio vertinimo iki žinių gavimo. Ir tai yra baisiausia problema, kuri gali nutikti. Supratom. Kaip manai, kokių įgūdžių studentas netenka būtent, sakykime, nusirašinėdamas, būdamas nesąžiningas savo studijų metu prieš darbdavį? Aš sakyčiau, galbūt jis netenka ne įgūdžio. Įgūdį prarandi nesimokindamas, jis netenka sąžiningumo. Ir tai iš principo darbdaviai turbūt yra vienas svarbiausių aspektų. Darbuotojas visų pirma turi būti sąžiningas, visų antra pareigingas. Studijos irgi yra grįstos tuo pačiu. Tu turi būti visų pirma sąžiningas, visų antra pareigingas tam, kad sugebėtum baigti kokybiškai ir gerai savo aukštąjį mokslą. Taigi, kaip manai, ar darbdavys pastebi nesąžiningą studentą darbe? Be jokios abejonės taip. Visų pirma, tai turbūt yra įmanoma pastebėti per kompetencijos stoką, kuri yra prarandama. Kompetencija yra įmanoma išsiugdyti, jeigu darbdavys turi valios ir noro tai tave investuoti papildomai. Tačiau, kaip ir minėjau pirmajame klausime, kad sąžiningumo ir pareigingumo dėja, bet išsiugdyti yra kur kas sunkiau. Ir tai nesuinvestuosi, tai nėra kompetencija, tai yra tavo gyvenimo būdas, tai yra tavo požiūris į gyvenimą. Nu ir toks linksmesnis klausimas, ar savo studijų metu esi nusirašęs, pasinaudojęs špargalkėm, dar kažko? Kadangi akademinis nesąžiningumas yra ne tik nusirašymas, bet ir padėjimas nusirašyti, tai taip, aš esu buvęs akademiškai nesąžiningas ir tuo tikrai nesidžiaugiu, bet svarbiausia turbūt yra atpažinti savo klaidas ir stengtis daugiau nebedaryti, iš to mokintis ir suprasti, ką tu praradai. Supratau. Ir kadangi sesija jau įsibėgėjus yra, tai ką norėtum palinkėti VGTU studentams? Studijuojat tam, kad nepraras kompetencijos, studijuojat tam, kad gauti darbą, įsidarbinti, sukurti darbo vietą, bet visą laiką maniau, jog studijos ir universitetas yra šiek tiek platesnė dalis, jie neugdo žmogų, tad ugdykite save ir kaip žmogų, būkit sąžininki, būkit pareigingi, būkit dori, taip gyvent kur kas linksmiau, įdomiau ir fainiau. Ačiū tau, Pauliau.